Marie Jane Kapinga yra smulki verslininkė pardavinėjanti egzotiškas daržoves. Prieš daugiau kaip 10 metų dėl žiauraus karo gimtąjį Kongą palikusi moteris šaknis įleido Belgijoje. Tačiau Europa imigrantės nepasitiko išskėstomis rankomis. Vis dėlto po kelerius metus trukusių nesėkmingų bandymų susirasti darbą, Marija aplankė sėkmė. Ji gavo ES paramą ir pradėjo savo verslą. Iš Kongo atvykau su 2 vaikais. Iš pradžių niekur negalėjau dirbti, nes jie buvo labai maži. Kaip augo, ėmiau tvarkytis dokumentus, kad galėčiau susirasti darbą. Tačiau visos darbdavių durys man buvo uždarytos. Tada nusprendžiau, kad turiu sukurti savo verslą. Vaikščiodama po parduotuves ir turgus, pamačiau, jog kai kurie produktai tiekiami nereguliariai. Taip atradau savo vietą. Moteris Belgijoje į parduotuves tiekia manijokus. Šios daržovės kai kuriuose Afrikos ir Azijos šalyse bei Amerikos tropikuose naudojamas kaip bulvių pakaitalas. Kruopščiai supakuoti šakniavaisiai iš nedidelio smulkios verslininkės sandėlio keliauja į egzotiškų produktų parduotuves. Marie prieš kelerius metus pasinaudojo galimybę gauti kreditą iš ES fondų. Nedarbo lygiui sunkmečių pasiekus aukštumas Briuselis ištiesė ranką smulkiesiems verslininkams ir bedarbiams, kurie nori pradėti savo verslą, bet negali gauti pinigų iš banko. Maksimali kredito suma yra 25 000 eurų. Bendras priemonės biudžetas siekia 100 milijonų eurų, tačiau esant dideliai paklausai gali būti padidintas net 5 kartus. Iki 500 milijonų eurų. Manau, kad bankai taip elgiasi su daugeliu pradedančių verslininkų. Jie prašo pateikti sąskaitų balansus, ataskaitas, o tu turi tik idėją ir prašai, kad jie paskolintų pinigų verslui pradėti. Jeigu tai tavo tėvo bankas, tada problemų nekils, o jeigu ne, tada jie tavimi nepasitikė. Be mikrokredito iš ES būčiau neturėjusi pinigų. Nuėjau pas juos, mane išklausė ir pagalvoję pasakė: gerai, mes tau duosime pinigų. Už gautas lėšas nusipirkau autobusiuką ir pirmąją prekių siuntą. Ils m'ont écouté, ils ont vu ce que je faisais, je leur expliquais, bon, ils ont dit pourquoi pas. Prieš metus Marie nusisamdė pagalbininką, kuris jai padeda išvežioti prekes po parduotuves. Smulkusis verslas yra ES širdis, todėl Briuselis nusprendė padėti pradedantiesiems ar sunkumų turintiems verslininkams. Jiems krizės metu piniginės injekcijos yra gyvybiškai svarbios, nes bankai nelabai noriai dalyja paskolas net ir puikių idėjų turintiems žmonėms. Nous travaillons avec les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Mes dirbame su žmonėmis, kurie negali gauti pinigų iš bankų, bet pirmiausia, mes vis tiek jiems siūlome nueiti į banką. Taip jie sužino savo galimybės. Tačiau mes suprantame, kad pradedantys verslininkai neturi jokių garantijų ir bankams tai netinka. Verslo pradžiai gauti paskolą sudėtinga, nes tokios paskolos labai rizikingos. Tada žmonės ateina pas mus ir dauguma jų gauna paskolas. Galbūt nustebsite, bet didžioji dauguma verslininkų jas grąžina ir sėkmingai vykdo verslą. Et donc c'est là, à partir de ce moment-là, les gens peuvent venir nous trouver.